Brangus, mėly rūpestingi tėveliai, pačiame gražiausiame Vilniaus miške, Valakupiuose, tarp pirmojo ir antrojo Neries pliažų, kur šviečia saulė, kur gražu, greitai bus Telebimbam darželis. Štai, rato 71. Jeigu pažvelgsite į kairėją pusę, pamatysite prūdelį. Griežtąja tvorelė bus atitvertas nuo visų Telebimbam darželio lankytojų, kad nebūtų jokių pagundų, kad nebūtų pavojinga. Nuo štai šiame 25 arų plote mūsų darželio kieme įsivaizduokime vaikišką aikštyną. Štai supynės, štai čiuožynės, štai... Nuo šiame kampe galėsime netgi lisveles susikasti, pasisodinti, radikėlių, burokėlių ir kitų gerybių. Ne, tokių mažų šviestuvėlių čia nepamatysite. Čia bus dideliai aukšti šviesos skleidėjai, nes mūsų visas darželis bus šviesos skleidykla. Iš tikrųjų, čia daug dainuosime, čia daug sportuosime. Čia galėsime būti ir visą darbo dieną. Galėsime pasilikti kelioms valandėlėms, kad mamytė galėtų šukuoseną pasitvarkyti. Galėsime papietauti, galėsime pamiegoti, galėsime nemiegoti. O štai čia graži svetainė ir valgomasis, kur vaikučiai pietaus. Jeigu dirstėsime į šios gražius 3 langus, tai pamatysime gražią erdvę, mūsų bendrąją žaidimų ir pramogų salę. O čia... Mūsų Virginijų. Koks? Virginijus. Beveik kaip Noreika, bet Micku. Tai mūsų darželio projektuotojas. Jisai vienintelis žino, kaip čia viskas bus gražu. Trumpai. Taip, net nebejoju, kad bus pats gražiausias darželis. Na, gal ne visoje Lietuvoje, reiškia, bet Vilniuje, jo rytinėje jos dalyje, iš tikrųjų. Ačiū. Čia, kur stovi operatorius, buvo tokia tvorelė su nameliais. Parodyk tą puslapį, tą pagrindybą. Tvorelė su nameliais, va. Čia stovi operatorius. Va, o čia Virgis stovi. Didysis mūsų džiaugsmas. Darželio visame gyvenime bus integruota Telebimbam estetinio lavinimo mokyklėlė. Reiškia, vaikučiai čia turės ir pamokėlės muzikos, dailės, teatro, anglų kalbos, šokio ir grūdinimąsi. Kviečiu visus į antrąjį mūsų aukštą, kuris įkurs net 4 Telebimbam darželio grupelės. Turėklai nelabai čia saugus. Na, teks įdėti kažką panašaus į šitą vamzdį tokį, kad, kaip matot, labai viskas paprasta. Iš tikrųjų, kiek čia Besimavičių, žinokit, džiaugiasi širdis, kad kūrybingus, gyvenimą mylinčius, drąsius, linksmus, mažus žmogeliukus greitai galėsime čia pakviesti. Štai prašome užeiti į mažylių grupę, kur šiuo metu mažas nedidelis nykštukas klijuoja tapetus. Labą dieną! Labą dieną! Štai pasižiūrėkime pro langą. Štai čia tie Valakupiai, kuriuos aš pasakojau. Štai mūsų prūdas, štai mūsų medžiai. Bet kai pagalvoji, kad greitai kalėdos ir kiek čia gražių lempučių, čia galima Laplandiją, kur sakyti, padaryti. Štai šis medis galės va taip daryti. Miegamasis. Tylos. Oi, atsiprašau, dabar čia kol kas ne ta komplektacija, bet... O dabar visus kviečiu į mūsų pasididžiavimą, į mūsų berniukų tupyklėlę. Štai kokie 3 maži nedidukai, popoliukai, bambaliukai. Veikia. Kaip ir kiekvienas geras darbdavys, negalėjau nepagalvoti apie mūsų auklėtojų, mūsų darželio darbuotojų, aptarnaujančio personalo gerovę. Taip kad šita vonia liks joms, mergaitės, galėsite čia... va. Hei, dabar visus kviečiu dar vieną smagią, šaunią, jaukią grupę su vaizdu į nerį. Manau, kad čia galėtų būti kokia dailės klasė. Pasižiūri pro langą. Iš tikrųjų, taigi niekur daugiau nereikia. Todėl visus. Gruodžio 1 dieną, 18 valandą, tai bus trečiadienis,
Kviečiu čia. Rato gatvė 71 į atvirų Telebimbam darželio durų šventę. Visą informaciją galite susirasti mūsų internetinėje svetainėje telebimbam.lt. Nu tikrai iki pasimatymo. Telebimbam! Vaikam ir ne vaikam.